Šiais laikais augalų galim įsigyti tarp daugybės skirtingų vietų, tai va, kad ir pas jum medelynan arba, pavyzdžiui, prekybcentrius. Tai koks skirtums yra tarp augalų auginamų prekybcentrius ir medelynan? Aš manau, kad yra biški saugesnis variantas pirkti medelynę dėl ligų prevencijos ir visada atgalinis ryšys. Jūs galite grįžti, pasiklausti, kas tam augalui nutiko. Visada duodam papildomus patarimus ir priežiūrai tolimesniai, kas prekybcentrį ne visada įvyksta dėl pardavėjų trūkumo ir svarbiausia augalų ilgaamžiškumas. Bet šitie irgi faini atrodo toks, šis koks kiet. Va, irgi variantas ir su jais kas yra gerai, tai žiemą nenumeta pilnai lapų, jie nuruduoja, susisuka ir lieka. Tada pavasarį įvyksta kaita. Sprogsta nauji lapai, seni krenta. Tai tiesiog turim irgi gražų šakų vaizdą su lapeliais. Nes užtruks tikrai, kaip pavyzdys, jeigu tokį medį norim pasidaryti, tai apie 40 metų. Jo, nes pačiam kiam metų formuoti, nežinau. Tai dabar pats laikas pradėti. Bet aš kaip formuosiu ir nepamatys, kaip užaugsta tas medis. Ką, Loreta, Kristina, esame medelynė, atvažiavom, įsigijom augalą, nusipirkom, parsivežėm. Kaip mums jį pasodinti taip, kad ir augalui būtų gerai ir mus džiugintų? Augalas, augdamas vazone, jis turi vieną terpę, persodinimo metu jis patiria stresą. Tai svarbu atkreipti į tai dėmesį ir persodinimo metu naudoti priemonės sumažintam stresui. Ir turim gražią jau patirtį, kai medelynas ne vieni metai naudoja būtent persodinimo stresui mažinti produktus. Tikrai, kad taip, nes naudojam ir medelynę, ir lygiai taip pat sodinant augalus pas klientus. Tai rezultatas džiugina ir dar nebuvo nusivylimų. Parsivežus augalą irgi žmonės yra toks kaip ir mitas, kaip ir tokios dvi stovyklos. Ar išėmus iš vazono augalą reikia šaknis išdraskyti ar ne? Nes būna vieni sako, kuo geriau išdraskai, tuo greičiau vyksta viskas, o kiti sako, kad ne, čia pažeisi šaknis. Ir mes esam tas antras variantas, kuris draudžia šaknų draskymą, nes augalui dar padidinam papildomą stresą. Tam ir yra medelynas, kada augalai persodinami į didesnius vazonus, kad tos šaknis vėl turėtų komfortą. Ir persodinant šaknų draskymas negalimas. O kalbant apie greitesnį prigijimą ir tą mažesnį stresą šaknų sistemai ypatingai, tai rekomenduočiau priemonės. O, Loreta, visą amuniciją pasiruošus. Taip, tai mes buvom paruošę technologiją, kaip sakau, daugiau teorinę, bet šią praktiką patvirtino tikrai, kad tai yra veikiančios priemonės. Tai mes jau kažkada esam šnekėję, kad sodinimo metu naudoti tabletės skirtas persodinimui su mikrobiologiniais priedais, tai kaip būtų bakterijos ir grybai, maistinės medžiagos, taip pat juose yra truputį įdėta ir hidrogelio, kuris šaknų sistemoje sulaiko drėgmę. Augalai sudaro santykį simbiozę su mikoriziniais grybais, bet kiekviena augalo rūšis turi savo specifinius grybus, su kuriais draugauja. Tai spygliuočiam yra vieni grybai įdėti, mikoriziniai, lapuočiam yra kiti. Tai gerai, dabar, Loreta, turim čia šitas tabletės, bet yra dar ir skystos priemonės. Kaip žinot, kaip pasirinkti? Jos maišyti tarpusavį. Iš pradžių vieną, paskui kitą. Kaip žinot, ką daryti? Pirmiausia, gal naudočiau produktus, kuriuose yra daugiau fulvinių ir huminių rūgščių, kad aktyvinti tabletėje esančių mikroorganizmų sporas greičiau sporeliuotis ir virti į bakteriją arba į grybą, aktyvinti šakniaplaukių augimą. Tai pirma priemonė būtų. Tai šitą įdedam tarkim, prie šaknų, su šituo palaistom. Taip, po sodinimo. šitas? O šitą galim dar po savaitės kitos naudoti, ypač jeigu matom, kad augalui dar sunkiau prigyti, nes, matai, mikroorganizmai nesuveikia čia ir dabar. Vis tiek netgi mikoriziniam grybam reikia 4-6 savaičių, kad jie pilnai pradėtų draugauti su augalu. Loreta vasarą persirito į antrą pusę, jau link rudens keliaujam, jau su jumis prieš tai laidose kalbėjom, kad jau azotą reikėtų mažinti, su kuo mažesniu santykiu, bet gal iš viso tada augalų nebereikėtų tręšti? Ne, matai, dar vegetacija nesibaigus, tai sakysim, dar šiandien dienai tikrai rekomenduočiau panaudoti universales arba specializuotas trąšas
kuriuose yra tas mažesnis, kaip minėjai, azoto santykis, tikrai jo nedaugiau 5 procentų turėtų būti. Dauguma augintojų yra susidarę tą tokią nuomonę, kad augalus rudeniniam trąšom reikia tręšti tik tai spalio mėnesį. Bet iš tikrųjų jau būna pavėluotas reikalas, nes augalai nespėja įsisavinti tų maisto medžiagų. Neveikia trąšos tiesiog. Taip, dažniausiai taip ir sako, kad trąšos nesuveikia. Tai rudeninės reikėtų barstyti, įterpinėti rugpjūčio gale, rugsėjo mėnesį, kad pilnai suveiktų kalis, fosforas, kurie reikalingi ne tik tai daugiamečių medėjančių augalų tiem ūgliams sumedėti, bet kad augalai ir pasiruoštų žiemai. Peržiemotų geriau. Taip, sustiprintų šaknyną, savyje sukauptų daugiau cukraus. Bet trąšų dekoratyviniam augalam, ypač rūgščiamėgiam, kaip ir šilauogėm, reikėtų pastoviai stebėti dirvožemio pH ir jeigu jis matom, kad linkia šarmėti, panaudoti priemonės. Tos priemonės gali būti dar vėlyvą rudenį naudojamos, nes tada lengviau augalai vėl įsavina iš dirvožemio maisto medžiagas iš tos rūgščios terpės.